Sveiki gerbiamieji. Šiandien mes vėl atsiskleidžiame šventąjį raštą ir pratęsėme kelionę to rašto puslapiais. Šiandien noriu pasidalinti mintimis tokio istorinio įvykio, kurį pavadinčiau Amžinasis miestas. Tai yra apie Jeruzalę. Dar Abraomo laikais šitas miestas jau gyvavo, buvo žinomas ir todėl jo istorija yra labai plati ir įdomu ją patyrinėti. Paprašykime, kad amžių Dievas būtų su mumis šitą laiką ir mes galėtume pažvelgti jo knygą ir patyrinėti jos mintis. Susikaupkime maldai. Mūsų Viešpatie Dieve, mes tau dėkojam, kad tu esi visažinis, išmintingas, galingas, mylintis Dievas. Ir dabar, kada mes tavo žodį išdrįsame atsiskleisti, palaimink mūsų silpnus, kad mes galėtume suprasti bent tas mintis, kurias tu šiandien esi mums paskyręs tyrinėjimui. Būk artimas mums, būk artimas kiekvienam savo vaikui ir toliau Jėzaus vardu meldžiu. Amen. Taigi, amžinasis miestas. Pirmiausia, be abejo, pažvelgsime į tą istorinę Jeruzalę. Tai yra Abraomo laikų Jeruzalė. Tai yra, sakytume, tai pirmas etapas - istorinė Jeruzalė. Tais laikais karalystę sudarydavo dažniausiai vienas miestas. Ir pas miestas nebūdavo toks jau labai didelis. Ir todėl čia aprašyta istorija paliečia tokį susijungimą kai kurių karalių siekiant savo bendro užkariavimo tikslą ir pažiūrėkime, kaip jiems sekėsi, ką jie sumastė. Čia pradžios knygos 14 skyriuje mes randame prašymą būtent, kad Sodomos karalius, Gomoros karalius, Admos karalius, Ceboimų karalius ir Belos, tai yra Suaro karalius, išžygiavo ir stojo į mūšį Sidimų slėnyje su Elamo karaliumi Kedarlaomeru, Goimų karaliumi Tidalu, Šnaro karaliumi Amrafeliu ir Elasaro karaliumi Arjohu. 4 karaliai prieš 5. Taigi, dvi galingos jungtinės kariuomenės susijungia, sudarydami 2 grupės ir išeina nugalėti tą ką jie planavo. Ir taip, aišku, kad pasakyta, nugalėtojai pagrobė visus Sodomos ir Gomoros turtus. Pagrobė ir Sodomai gyvenusi Abraomo brolio sūnų Lotą ir jo turtus. Taigi, bėglys atnešė žinią Hebrajui Abraomui, išgirdęs, kad jo brolio sūnus Lotas pagrobtas į nelaisvę, Abraomas sutelkė 318 vyrų. 318 prieš jungtinės, kaip pasakyta, čia tas 2 grupės kariuomenės. Tai tikrai nedidelis skaičius, nedidelis pajėgus. Ir Abraomas sako, 318 savo išlaikytinių gimusių savo šeimydoje. Ir vijosi, reiškia, užpuolikus, vijosi iki pat Dano. Naktį paskirstęs prieš grobikus savo vyrus, jis ir jo tarnai juos užpuolė, nugalėjo ir nusivijo iki Hobos į šiaurę nuo Damasko. Įsivaizduokim, Abraomo 300 karių, šeimos narių. Įveikė šitą didžiulę jungtinę kariuomenę, nes netikėta jos užpuolė, jie visiškai nelaukė tokių užpuolimų. Ir dabar jos įveikė, nugalė ir atsiima, ypatingai Abraomui buvo aktualu išlaisvinti savo sūnėną Lotą, jo šeimyną ir jo turtus atsiimti. Taip, jis atėmė visus turtus,
reiškia Abraomas Loto, atėmė taip pat savo brolio sūnų Lotą ir jo turtus, moteris ir kitus žmonės. Vat šitaip baigėsi karas. Kaip sakant, du mušasi, trečias laimė, taip liaudis sako. Taip ir išėjo, kad suplanuotas karas netaip pakrypo ir įvyko pralaimėjimas. Taigi, toliau pradžios knygos 14 skyriuje paskaitysiu 19 ir 20 eilutes. Pradžios 14, 19, 20. Abraomas sugrįžo nugalėjęs Kedarlaomerą ir su juo buvusius karalius. Salemo karalius, o tas amžinasis miestas, tuo metu jis vadinosi Salemas, reiškia ramybė, nuo žodžio ramybė. Ramybės karalius arba Salemo karalius, reiškia Melchizedekas, Salemo karalius, atnešė duonos ir vyno. Dažniausiai, kada skaitoma šitas tekstas, yra suprantama, kad toks svetingas pasitikimas nugalėtojų. Bet ne. Paprastai svečiai būdavo sutinkami ne taip ir mes netrukus paskaitysime, kaip tais laikais būdavo svečiai sutinkami, o pasitikti su duona ir vynu čia jau turi visiškai įtartiną kitą reikšmę. Paskaitykime. Jis, reiškia Melchizedekas, kananietis, to krašto gyventojas, kurį Dievas buvo pažadėjęs Abraomo palikuonims, reiškia Melchizedekas, ir pasakyta, jis buvo Dievo aukščiausiojo kunigas. Izraelitai turėjo tapti, kaip sakant, ta kunigiška tauta tame krašte. O pasirodo, kad jau Abraomo laikais tenai buvo aukščiausio Dievo kunigas Melchizedekas. Ir jis buvo ir kunigas, ir tuo pačiu jis buvo Sodomos Salemo karalius. Taip. Jis palaimino Abraomą, antras veiksmas, kurį paprastai netlieka bet kas, tai turi būti žmogus turintis tam, kaip sakant, galią, įgaliojimą. Jis palaimino Abraomą tardamas ir pažiūrėkime, kokiais žodžiais palaimino, tai ne šiaip savo, kaip draugas draugą palaimino. Te palaimina Abraomą Dievas aukščiausiasis. Štai, ką sako Salemo karalius ir aukščiausiojo Dievo kunigas. Te palaimina Abraomą Dievas aukščiausiasis, dangaus ir žemės kūrėjas. Matom, kad Melchizedekas išpažino tą patį Dievą kaip ir Abraomas. Te būna pašlovintas Dievas aukščiausiasis, kuris tau į rankas atidavė tavo priešus. O kaip Abraomas priėmė šitą tokį pasveikinimą ir palinkėjimą? Paskaitykime. Abraomas jam reiškia Melchisedekui, tam karaliui ir kunigui vyriausiam, davė nuo visko 10. Koks ryšys? Ryšys dvasinis, ne fizinis. Ne jie ten grobiu pasidalijo ar ką, bet paprasčiausiai Abraomas pasidalijo, kaip priklauso pagal dievišką tvarką, visais laikais buvo, kad 10 priklauso Dievui ir Abraomas tenai, pasakyti, iš to viso, ką jis paėmė per šitą mūšį, jis 10 dalį 10 grąžino vyriausiam kunigui Melchizedekui. Tai visiškai ta dvasinė prasmė, nes paprastos draugiškos vaišės kitaip būdavo. Aš čia pat galbūt paskaitysiu iš pradžios knygos 18 skyriaus nuo 4 iki 8 eilutės, kaip kartą pas Abraomą, kai atvyko svečiai, kaip jis juos garbingai priėmė. Taip. Tenai pradžios 18 skyriuje nuo 4 iki 8 eilutės skaitau, kaip Abraomas pasitiko svečius. Abraomo vaišės te būna atnešta truputį vandens, reiškia svečiams. Nusiplaukite kojas ir pailsėkite po medžiu. Atnešiu kąsnį duonos, ne jis atnešo, reiškia, jiems atneš kąsnį duonos.
kad galėtumėte pasistiprinti, po to galėsite toliau eiti, nes juk užsukote pas savo tarną. Jie atsakė, reiškia svečiai atsakė, daryk kaip sakai. Abraomas nuskubėjo į palapinę pas Sarą ir savoją žmoną ir paliepė, greitai įmaišyk 3 saikus miltų, išminkyk ir iškepk plokštainių. Ne duonos, o plokštainių. Abraomas nubėgo prie kaimenės, paėmė veršį jauną rinktinį, padavė tarnui ir šis greitai jį paruošė ten. Iškepė, kaip jo priklauso svečiams paduoti. Tuomet paėmęs varškės bei pieno ir paruoštą veršieną, padėjo visą prieš juos, o pats patarnavo jiems valgant po medžio. Abraomas patarnauja šitiems savo svečiams. Reiškia, nieko panašaus į tai, kaip Melchizedekas pasitiko Abraomą, nieko panašaus dabar nerandam tame pasitikime, kaip Abraomas pasitinka savo svečius. Tai yra labiau turbūt panašu ne šiaip savo svečių pasitikimą, bet labiau panašu, kurie prisimena, tai esate daugybę kartų skaitę į viešpaties vadinamąją šventąją vakarienę. Evangelija pagal Matą 26 skyrius nuo 26 iki 28 eilutės. Skaitau šitą jums žinomą labai gerą tekstą. Vakarieniaujant, Jėzus paėmė duoną, kaip ir Melchizedekas, paėmė duoną, palaimino, kaip ir Melchizedekas, laužė ir davė mokiniams, šiuo atveju tai Melchizedekas Abraomui, ir tardamas, imkite, valgykite, tai yra mano kūnas. Paskui paėmęs taurę, Melchizedekas taip pat taurę vyno padavė Abraomui. Padėkojo ir davė jiems tardamas, gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Tikrai labai kažkoks paslaptingas panašumas ne į garbingų svečių pasitikimą, ne į garbingų asmenų pasitikimą, bet į viešpaties vakarienę, tiesiog vos nepakartojama žodin tai, ką Jėzus per savo šitą tarnavimą ištarė, darė ir panašiai. Dabar noriu pasidalinti su jumis mintimis apie tą Melchizedeką daugiau, kaip jis šventajam rašte yra randamas kaip labai paslaptinga asmenybė, labai paslaptinga. Ir žmonės labai įvairių nuomonių turi apie Melchizedeką. Kas pagaliau jis toks buvo? Taigi, laiške Hebrajams 7 skyriuje nuo 1 iki 3 eilutės. Hebrajams 7 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės skaitau apie tą paslaptingąją asmenybę Melchizedeką. Ir čia skaitau, kaip matome, apaštalo Pauliaus laiške, jau Naujojo testamento laikais, jau labai nutolusiais nuo Abraomo laikų. Tasai Melchizedekas, rašo apaštalas Paulius, Salemo, tai yra vėliau vadinamas Jeruzalės karalius, aukščiausiojo Dievo kunigas Melchizedekas, sutiko Abraomą, kai jis grįžo sumušęs karalius ir palaimino jį. Palaiminti grįžtantį tokį asmenį, tai tikrai reikia turėti įgaliojimų, teisę tokią. Ir Melchizedekas palaimino jį. Toliau pasakyta, kad Abraomas jam, reiškia Melchizedekui, atidavė visą savo dešimtinę. Dešimtinė kunigams būdavo atiduodama, taip ir Abraomas atiduoda dešimtinę vyriausiam kunigui Melchizedekui. Išvertus jo, reiškia Melchizedeko vardą, jis pirmiausia reiškia teisumo karalius, Salemas tai teisumo karalius, paskui Salemo tai yra miesto, arba ramybės karalius, reiškia dvigubą reikšmę turi tas žodis, tas pavadinimas, ramybės karalius. Ir apaštalas Paulius tiesiog priverčia mus stebėtis, kad nepaminėta šitame pasakojime tenai susitikimo Abraomas su Melchizedeku, ne Melchizedeko tėvai, ne gimimo laikas, ne aplinkybės, niekas nepaminėta. Viskas paliekama paslaptyje. Ir tada tiesiog tai paslaptingai apaštalas Paulius pasako,
be tėvo, be motinos, niekas nepasakyta apie juos. Be kilmės sąrašo, kaip jau tais laikais labai mėgiamas buvo kilmės sąrašas, tas genealoginis medis. Neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, reiškia nieko nežinoma apie Melchizedeką, daugiau negu išskyrus tas susitikimas su Abraomu ir tai, ką Abraomas atiduoda Melchizedekui dešimtinę. Dešimtinis yra to miesto Salemo karalius. Melchizedekas yra vyriausias kunigas Dievo, aukščiausiojo Dievo. Ir reiškia dabar daugiau niekas apie jį nežinoma. Jokios informacijos nėra. Taigi, matome, kad iš šito tokio įdomaus istorinio pavyzdėlio tikrai mes galime atkreipti dėmesį, kad Melchizedekas labai jau panašus į Kristaus prototipą, kaip pavyzdį. Viskas labai gražiai atitinka, išskyrus tą aplinkybę, kad apie Kristaus kilmę kitaip yra prašyti Naujajame testamente, kitokių truputėlį pasakojimų, bet kad jis irgi be pradžios, be pabaigos, be tėvo ir motinos, kaip ir Melchizedekas, tą mes irgi žinom, nes jis amžinasis Dievas, aukščiausias Dievas, kūrėjas ir panašiai. Taip, kad visi tie dalykai, apie kuriuos čia kalbėjome, labai taip priartina Melchizedeką prie Kristaus kaip prototipo. Netiesioginė prasme prie Kristaus. Melchizedekas nebuvo Kristus, bet jis buvo prototipas, tai yra kaip pavyzdys Kristaus. Taip, dabar paimsiu antrą etapą. Jeruzalė. Izraelio laikais. Mes apžiūrėjome Abraomo laikais, dabar pažvelkime Izraelio laikais. Antras etapas. Pranašo Joelio knygoje 4 skyriaus 17 eilutėje skaitau: tuomet žinosite, Dievas sako per pranašą, kad aš esu viešpats, jūsų Dievas. Gyvenantis Sione, Sionas tai kalnas, ant kurio buvo pastatyta šventykla, Jeruzalė tuo pačiu. Savo šventajame kalne Jeruzalė taps šventa. Tas pats Salemo miestas, reiškia dabar vadinamas jau Jeruzalė, tais laikais, pranašo laikais, sako, taps šventa vieta. Ir svetimieji, reiškia pagonys, niekada daugiau per ją nebeis. O tai Izraelio laikais labai trumpai glausta yra tokia istorija paminėta apie Jeruzalę. Mato Evangelijoje 23 skyriaus 37 eilutė, Mato 23:37, taip pat yra Jėzaus laikų įvykis, kur Jėzus nusako tai, kas yra numatyta per Jeruzalę ir Jeruzalę nuveikti. Paskaitykime tą tekstą. Jėzus pažvelgęs į Jeruzalę nuo kalno tarė: Jeruzalė, Jeruzalė, tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Štai jūsų namai bus jums palikti tušti. Taigi jums sakau, Jėzus sako visai Izraelio tautai. Taigi jums sakau, nuo dabar, kada jūs mane pasmerksit nukryžiuoti mirčiai, nuo dabar jūs manęs nebematysite, kol netarsite garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, tai yra Mesijai. Kol jūs nepripažinsite Jėzų, kad jis yra Mesijas, tol daugiau, kaip sakant, jūs neturėsite nieko bendro su Jėzumi. Nors mes žinom, kad jis yra Dievas kūrėjas, aukščiausias Dievas ir panašiai, ir kad Jeruzalė, Izraelė, kad jis atėjo būtent atlikti tą išganimo, išgelbėjimo darbą. Pirmiausia, Izraelio tautos sako, kiek kartų norėjau, kaip skaitėme per pranašus,
paminėta, kad kiek kartų norėjau išgelbėti tave kaip iš taviškius, bet tu nenorėjai. Ir tavo istorija dabar yra nulemta pasmerkimui, kol tik tai tu neatsiversi, negrįši, nepripažinsi, kad aš esu tas Mesijas. O tai labai tokia įdomi aplinkybė. Dabar daug nesigilindami į tą Jeruzalės istorija Jėzaus laikais, nes ji yra labai plati ir apie tai mes esame visi be galo daug skaitę, manau, žinom tą istoriją. Pažiūrėkime į trečiąjį etapą Jeruzalės istorijoje. Trečias etapas. Ir atsiskleisiu laiško Hebrajams 9 skyriaus. Hebrajams 9 skyriaus paskaitysiu nuo 24 iki 28 eilutės. Pasiklausykime. Kristus įžengė po prisikėlimo. Ne į rankų darbo šventovę, kokia buvo Jeruzalė, tikruosios atvaizdą. Jie buvo tik tai atvaizdas, tos dangiškosios tikruosios. Bet į patį dangų, po prisikėlimo Jėzus įžengė į patį dangų, kad nuo dabar mus užtartų, stovėdamas priešais Dievo veidą. Ir įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausias kunigas, kuris kasmet įeina į šventą vietą su svetimu krauju ir su gyvulio krauju. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimų. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad aukodamas save sunaikintų nuodėmę. Štai kas yra pasakyta apie Jėzaus ir Jeruzalės istoriškumą jau po Jėzaus prisikėlimo. Kad Kristus įžengė ne į tą žemišką šventyklą po prisikėlimo, įžengė į dangiškąją ir ten jis atlieka vyriausio kunigo tarnavimą, kaip Melchizedekas atliko Abraomo laikais Saleme, tai yra Jeruzalė, ir Kristus atėjo būtent, kad tarnautų dangiškoje amžinoje šventykloje. Ir toliau skaitau to paties Hebrajams laiško žodžius, kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti. Vieną kartą mes turite, kaip numatyta mirti, tai įsidėmėkim. Ir stoti į teismą, taip ir Kristus vieną kartą paaukotas, kad nuimtų visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančių išganimui. Štai kas pasakyta apie trečiąjį tą etapą po Kristaus prisikėlimo. Kas toliau vyksta su Kristumi ir kokia ta istorinė dalis apie Kristų pasakyti. Ir kad Kristaus atėjimas buvo numatytas vienas tam, kad atpirktų mus nuo nuodėmių, ir antras tam, kad pasiimtų tuos, kuriuos atpirko, tai yra, kurie panorėjo sutiko būti su juo, jo karalystėje, toje naujojo Jeruzalėje. Taigi, dar paskaitysiu. Laiške Galatams 4 skyriuje 25 ir 26 eilutė, ten sutrumpintą paskaitysiu. Apaštalas Paulius kalba apie aukštybių Jeruzalę, tą Jeruzalę, kuri yra danguje aukštybėse. Aukštybių Jeruzalė laisva ir jie yra mūsų motina. Reiškia tikroji Jeruzalė, tikroji mūsų kaip žmonijos istorijos pradžia yra aukštybių dangiškoji Jeruzalė. Arba dar panaši mintis užrašyta yra laiške Hebrajams 12 skyriuje, nuo 22 iki 24 eilutės. Bet jūs esate prisiartinę, reiškia mes krikščionys įtikėję į Kristų, esame prisiartinę prie Siono kalno, reiškia tas pats kalnas, ant kurio ir Jeruzalė ir šventykla, be gyvojo Dievo miesto, reiškia Jeruzalė pavadinta gyvojo Dievo miesto, ten ji buvo Melchizedeko miesto, čia yra gyvojo Dievo miesto, prie dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo ir sambūrių, prie danguje įrašytų pirmagimių bažnyčios ir prie visų teisėjo Dievo,
prie ištobulintų teisiųjų dvasių ir prie naujosios sandoros tarpininkų Jėzaus, bei prie apšlakstymo kraujo, kuris byloja geriau už Abelio kraują. Labai plačiai ir įspūdingai apaštalas Paulius nusako mūsų viltį, kuri mus nuveda į tą dangišką Jeruzalę, į tą dangišką šventyklą, kur Jėzus po prisikėlimo įžengia ir ten tarnauja mūsų labai, mūsų išganimui, ir mes laukiam jo antrojo atėjimo, kad jis mus ten nusivestų. O sako, kad mes esame prisartinę prie tokių ypatingų iškilmingų dalykų. Dabar paimkime 4 etapą Jeruzalės, paskutinį etapą. Tai yra naujoji Jeruzalė. Naujoji, tai reiškia ne ta, kuri danguje, bet kuri jau čia žemė. Apreiškimo knygoje, 21 skyriuje, paskaitysiu nuo 1 iki 4 eilutės. Nuo 1 iki 4. Aš regėjau naują dangų, sako Jonas, ir naują žemę, reiškia mūsų atnaujintą žemę ir mūsų atmosferą atnaujintą. Nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko. Iš tokia baisi, kokia jie šiuo metu yra. Ir jūros taip pat nebeliko. Ir aš išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę. Jonas įvardė naująją Jeruzalę. Nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangtė arba buveinė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Toliau 22 eilutė, ten pat, kaip minėjau, 21 skyriaus apreiškimo knygoje. Jis, reiškia Dievas, nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų, reiškia nuo atpirktųjų akių. Ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau praėjo, reiškia visą tą jau istoriją, jau praeitis. O sėdintysis soste, ten Melchizedekas sėdėjo Salemo soste, o čia sėdė pats Kristus ir jo tėvas. Sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. Ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Dabar pažiūrėkime, ką dar galime rasti tokio įspūdingo apie tą naują Jeruzalę, kuri jau pranašų buvo užfiksuota jau Senojo testamento laikais. Paskaitysiu čia. Iš pranašo Izaijo 40 skyriaus, Izaijo 40 skyriaus, nuo 29 iki 31 eilutės. Nuvargusiam jis, reiškia, Dievas duoda jėgų, bejėgiui atšviežina gyvastį. Net jaunuoliai pailsta ir pavargsta, vaikinai klupte klumpa, bet tie, kurie pasitikė viešpačiu, atgaus jėgas, pakils tarsi erelių sparnais ir nepavargs bėgdami, nepails eidami. Taip, šitokia yra pažadėta ateitis tų, kurie Jėzų priėmė kaip savo atpirkėjai, kaip savo gelbėtojų, buvo jo išgelbėti ir dabar jie jau, kaip sakant, svečiuojasi toje naujoje Jeruzalėje, kurią Jonas ir kiti pranašai matė. Pirmame laiške Timotiejui, 1 skyriaus 17 eilutėje, apaštalas Paulius apibūdina Jėzaus asmenybę. 1 Timotiejui 1:17 apie Jėzaus asmenybę, jo didybę. Karaliui, arba amžių karaliui, reiškia amžinajam karaliui, nemirtingajam, apie Kristų kalbama, neregimajam, apie Kristų kalbama, vieninteliam Dievui, apie Kristų kalba apaštalas Paulius. Te būna garbė ir šlovė per amžius amen. Čia jau ne Melchizedekas. Melchizedekas tokių titulų neturėjo, nors ir, kaip sakiau, buvo labai artimas pavyzdys, prototipas Kristui, bet vis dėlto kai kuriuose srityse jis buvo dar toli, toli nuo Kristaus. Taip, einant į pabaigą, noriu paskaityti dar keletą tekščiukų ir užbaigsime.
Koks mums šiandien yra kvietimas? Izraelio laikais, kada izraelitai buvo paimti į Babiloną, į tremtį, į nelaisvę, tai pranašo Izaijo 48 skyriuje nuo 20 iki 22 eilutės skaitome tokią žinią perduotą tos kartos tremtiniams izraelitams. Eikite iš Babilono, bėkite iš Chaldėjos, Chaldėjai tas pats Babilonas. Džiaugsmingai ir garsiai tai skelbkite, kad būtų žinoma, neškite žinią lygi žemės pakraščių. Štai koks džiaugsmingas turėjo būti izraelitų išgelbėjimas iš Babelės tremties, o tada koks džiaugsmingas bus išgelbėjimas iš šėtonų tremties, iš nuodėmės, į kurią šėtonas mus įvėlės ir įpynės. Taigi matome, kad mes tikrai mūsų laukia ta šlovinga ateitis kartu su Kristum, su tuo amžinojumi nemirtinguoju karaliumi. Šitas, jeigu Izraeliui fiziškam Izraeliui reikia tiesiogiai išeiti iš Babelės, iš tos tremties, grįžti į savo kraštą, tai ką mums tai reiškia? Mes tai ne apie fizinę tremtį kalbame. Kristus mums kalba ne apie fizinę tremtį, o apie kokią tremtį jis kalba. Paskaitykime 1 Jono laiške, 2 skyriuje nuo 15 iki 17 eilutės. Jonas 1 savo laiške 2 skyriuje nuo 15 iki 17 eilutės mūsų tremtį vadina atsivertimu, grįžimu iš tremties atsivertimu, kad mūsų atsivertimas prilygsta išsilaisvinimo iš tremties, iš šėtono tremties, iš nuodėmės tremties. Jonas rašo paminėtame tekste: nemylėkite pasaulio, reiškia buvimo tremtyje, to neįsimylėkite pasaulį, neįsimylėkite to. Nemylėkite to, dėl to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. O dabar Jonas apibūdina, ką reiškia tas žodis pasaulyje šitame tekste. Taip. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės, sako Jonas, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas, gyvenimo puikybė ir pasididžiavimas, išdidumas. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Pasaulis praeina ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Labai nuostabiai yra prirašyta. Anuo metu, kai izraelitai grįžo iš tremties į savą kraštą ir galėjo ateiti į šventyklą, pašlovinti Dievą, mums tas išsipildys, kada Kristus ateis antrą kartą ir iš mūsų šitos šėtono tremties, iš šitos nelaisvės paims Kristus į savo karalystę. Pažiūrėkim, kaip 122 psalmė įspūdingai tai yra aprašyta nuo 1 iki 4 eilutės. Kaip džiaugiausi, sako Dovydas, kaip buvo pasakyta, eime į viešpaties namus, reiškia šventyklą, į Dievo namus, į šventyklą. Jau įkėlėme koją, stovime tau vartuose Jeruzalė. Čia jau ta naujoji Jeruzalė, kuri nužengs iš dangaus. Jeruzalė pastatyta lyg miestas, sausas tvirta į vieną. Štai tokią Jeruzalę Jonas matė po 1000 metų, kada Jeruzalė nužengė iš dangaus, ypatingai Dievo pašlovinta. Jeruzalė pastatyta lyg miestas, sausas tvirta į vieną. Ko apie ją reiškia Jeruzalė? Giminės, viešpaties giminės, iš Dievo vaikai, tikintieji, atpirktieji. Kaip jis sakyta Izraeliui, kad padėkotų viešpaties vardui. Mes galėjome labai glaustai, trumpai apžvelgti šitą Jeruzalės istoriją. Pradedant nuo Abraomo laikų, mes ten susitinkam ne tik tai su Abraomu, kaip ypatinga Dievo pasirinkta asmenybė, bet ir su Melchizedeku, kaip Salemo karaliumi. Tuo pačiu tas vardas reiškia taikos ir ramybės karalius.
kad šitas karalius yra tuo pačiu ir aukščiausio Dievo kunigas, vyriausias kunigas, kad jis turi galiojimus palaiminti Abraomą, kad jis turi Dievo vardu, kaip skaitėme, kad jis turi galiojimus imti 10 Dievo nurodymų, kad Abraomas jam visą tai duoda, tą 10 perduoda ir matome, kad visą tai susidėjus iš to laikotarpio, iš Melchizedeko istorijos, mes randame toliau, kad Jeruzalė tampa to istoriniu miestu. Nuo pat Abraomo laikų toliau tęsiantis jau per Izraelio istoriją, kada Jeruzalė tapo Izraelio sostinė ir ten buvo šventykla, kur Dievas buvo garbinamas. Toliau jau Jeruzalė dangiškoji, kuri apibūdinta buvo, kad mes esam prižengę, reiškia tikėdami, mes dvasinė prasme įžengėme į tą dvasinę Jeruzalę ir kad po Kristaus antrojo atėjimo ta naujoji Jeruzalė nuleidžiama čia į žemę ir Jonas matė tą naują Jeruzalę, ypatingai šlovingą ir Dievo vaikus, džiaugsmingai, tiesiog legiančius iš džiaugsmo susirenkančius į tą Jeruzalę. Tegul Dievas palaimina, kad mes tikrai būtume tarp tų, kurie pateksime į tą nuostabų istorinį miestą, viešpaties Jeruzalę, dangišką Jeruzalę, į Jėzaus namus, Jėzaus tėviškę. Tegul Dievas laimina, kad mes tikrai šiandieną įvertintume ir suprastume Jėzaus asmenybę, kad tik tai dėka jo mirties ant kryžiaus mes tokią teisę ir tokią viltį šiandieną turime. Ir tegul tai Dievas palaimina tai. Susikaupkime maldai. Viešpatie mūsų Dieve, mes tau dėkojam, kad tu mus pašaukė, kad tu mus priėmė, kad tu mus globoji kaip savo vaikus, kad tu atleidai mums. Nepalik ir toliau mūsų šitame kelyje, nes mes esame bejėgiai, Dieve, būk su mumis ir vesk mus tuo nuostabiu keliu, kol atvesi į savo karalystę. Laimink prašau kiekvienu savo nuolankų vaiką, ištikimą vaiką, laimink prašau mūsų šeimas, artimuosius, laimink Dieve savoje bažnyčią, savo tikinčiuosius, kad ne vienas neliktų be tavęs, be tavo malonės. Ačiū už tas mintis, kurias šiandien galim pasidalyti iš tavo žodžio, lik ir toliau ir globok mus. Jėzaus Kristaus vardu meldžiu. Amen.